mes iš esmės ir užsiemam, viskas, kas susijęs su duomenim, tai dabar Power BI nėra vienintelis, ir fabrikas atsiradęs ir panašiai, tai iš principo, kas susijęs su duomenim, darom ir projektus, na ir žinoma mokymus. Tai jeigu taip žiūrėti į pačius mokymus, tai šita pagrindų programa yra orientuota labiau į verslo žmonės, ir analitikus, įvairius skyrių žmonės iš tikrųjų, gal sakykime tik tai kam neorientuota, profesionalam turbūt nėra orientuota, ne? Laikai pakankamai stipriai keičiasi, atsiranda tas pats AI-us ir panašiai iš esmės, ir net tiem verslo žmonėm tampa kai kuriais atvejais dar paprasčiau, sakykime, pasidaryti savo tos kažkokius tai automatizuot pasikartojančius darbus ir panašiai su Power BI-us ir, sakykime, Power BI kopiloto arba AI-us pagalba iš esmės, ne? Tai kas naujo pas mus mokymuose, galbūt kas yra anksčiau, matau žmonių, kurie turbūt yra dalyvavę arba bent jau žino, ne, tai pakankamai nemažai dabar fokuso uždėjom, kaip sakykime, AI dar gali palengvinti, sakykime, sudėtingesnės Power BI dalis, ne? Bet manau, koks yra svarbus dalykas, kad iš esmės net jeigu mes AI ir turim, tam tikrų supratimą turim vis tiek žinoti kaip žmonės, ne, kad tas AI nepasiūlytų visiško vėjo, na, sakykime, tenai, tam tikrų principų neišlaikius, gali būti problematiška paskui, na, kažką tai suvokti, kaip ten, kodėl klaidos atsiranda ir panašiai. Tai tam tikras dalis mes vis tiek stengiamės paliesti ir sudėlioti į lentynas teisingas, kas yra svarbu. Perbėgsim detaliau per visus tos dalykus iš tikrųjų, bet iš esmės, kur tai yra įmanoma, stengiamės parodyti, kur AI gali būti pagalbininkas, kaip maždaug su juo šnekėtis, kuris toolsas galbūt labiau tinka, kuris mažiau tinka ir kaip, sakykime, galbūt judėti į tuos ir to labiau profesionalesnius tos įrankius iš tikrųjų, jeigu kažkam jau toks įdomumas būtų, ne? Tai rezumuojant, iš esmės bet kuriem žmonėm, kurie nori analizuoti duomenis, pasilengvinti tam tikrus darbus kasdienoje, bet, sakykime, turbūt neplanuoja tapti, bent jau po šitų mokymų neplanuoja tapti profesionaliu, sakykime, ataskaitų kažkokiu tai darytojų ir panašiai, ne? Tai jeigu tą foną įsivaizduojam, gal paminėsiu, kad turim ir kitus mokymus, juos pabaigoje šiek tiek papasakosiu, kurių profesionalam labiau skirti tie mokymai, tai šios dienos tema labiau pristatyti, kas yra, na, sakykime, pagrinduose iš principo, ne? Tai mokymos yra 2 dienos iš esmės, darom Microsoft Office arba Symbiosity, tai čia netoli Siemens arenos yra, tai priklauso kokia grupė, kokio dydžio susirinka. Ir, sakykime, pirmos diena būna tas pats, kaip aš vadinu, pagrindas, kaip mes suvokiam, iš kur duomenis reikėtų pasimti į tą patį Power BI, galbūt ir Excelį, yra vadinamas toksai Power Queries, kaip su juo, sakykime, tiesiog kliksint mygtukus gali pasidaryti, ką nori, iš principo. Tada pasiėmus duomenis, vienas čia toksai, tikrai pagrindinis aspektas, ne, pasižiūrim, kaip reikia pasidaryti ryšius, jeigu tokių reikia, galbūt jų iš viso paprastose uždaviniuose nereikia, bet žinoti, kaip ryšiai darosi ir kokios taisyklės vadovaujasi, kokiom taisyklėm vadovaujasi Power BI, visai prasminga iš tikrųjų. Na ir, sakykime, paskui tos pačios DAX funkcijos, tai mes praeinam tokį labai lengvus uždavinukus, kad suprasti aplamai, kaip formulės veikia pačiame DAX-e ir žinoma, paskui pažiūrim, kaip sudėtingesnius dalykus gali padėti dirbtinis intelektas padaryti, ne? Tai pirmą dieną šiek tiek padetalizuojant, koks išlaikomas principas, tai kad mums reikia sekti tam tikrą ciklą, ne? Duomenis paimam, kaip šnekėjom, turim išsivalyti, kaip tas valymas daromas, transformacijos, na, pavyzdžiui, su išvalymu galim kartais ir gerus duomenis išvalyti, bet gal mums nereikia kažkurių metų ir panašiai, ne? Transformacijos irgi labai dažnas dalykas yra, kad reikia, tarkim, įsivaizduokit adresą turimą, ne? Reikia išdalinti į miestą, šalį, gatvę, galbūt namo numerį ir panašiai, ne? Tai jau prisiskaičiuotų transformacijom iš tikrųjų, ne? Žinoma, yra paskui testavimas, na, paskui vizualizavimas, dalinimas, ne? Labiau gal antros dienos jau topikai, ne? Tai jeigu žiūrėti su tuo pačiu išvalymu ir transformacijom, ką mokinamės,
tam tikrus pakankamai, suvokiamus dalykus, tai irgi pavyzdį duodu, kad ir suprasti jums pavyktų, ne? Tai kaip pavyzdys, yra lentelė Excel'e, kuri, turbūt jeigu ir patys pamatysit, turi tam tikrų trūkumų, kuriuos, jeigu paliktume taip, kaip yra, nebūtų labai, kaip sakyti, gerai iš tikrųjų, ne? Pavyzdžiui, jeigu norėtume skaičiuoti price'ą, tai čia nei Excel'is, nei Power BI'is nesugebėtų skaičiuoti iš tikrųjų, nes yra tekstas suplaktas su skaičiais, ne? Kategoriją, matot, kažkas užpildyta, kažkas neužpildyta, vėl, kaip sakyti, nagrinėtume, kaip šitą padaryti, tiek Excel'io principais, tiek Power BI'us, ne? Ir čia irgi matom suplakta kažkiek tai skirtingos informacijos vėl į vieną stulpelį. Ar to reikia, ar to nereikia? Pavyzdžiui, esminis momentas, jeigu reikia mums atskirti, kaip atskirtume. Turbūt daug kas įsivaizduot, kaip tą su Excel'u padaryti, mokomės, kaip tai padaryti su Power BI'um, sakykime, tokius dalykus žinant, ne? Ir atrodytų, nieko čia sudėtingo nėra, bet, sakykime, jeigu tuos duomenys turi, tokioj formui nesutvarkytoj, tai gali kelti tam tikrų problemų. Kaip tai atrodo sutvarkyta, čia rodo dabar Power Query, kaip tai atrodo, ir matot, yra tas pats atskirtas produktas, segmentas, kategorijos visur užpildytos, price'as, kuris yra be USD ir panašiai, ne? Tai šitus žingsnelius mes mokinamės, kaip pasidaryti. Ir jeigu čia pasižiūrėtumėte, tai yra tam tikri, seka žingsnių, kurios padarius išmoksta Power BI'us, kaip tos duomenys susitvarkyti, ne? Tai čia toksai būna vienas pagrindų, nes nuo švarių arba patogiai pasiimtų duomenų į, taip vadinamą modelį iš tikrųjų, Power BI'ų, labai priklausys ir tolesnis darbas ar su AI'um, ar be AI'aus jokio skirtumo, nuo tos kokybės priklausys rezultatai bendraja prasme. Tai šitą dalį galbūt jinai tokia labiau rankinė dalis gaunasi iš esmės, nes turim tos įvairius pavyzdžius ir visą kitą. Ir AI'us čia dažniausiai, kaip sakyti, ne visada turi tą žmogišką logiką, kurią reikia suprasti, kartais jūs savo duomenis geriau išmanot ir panašiai, ne? Tai čia šita dalis būna dažniau tokia rankinė. Gali kilti klausimas, o tai kokio, kur tos efektas gaunasi, kam mes visą tai darom iš tikrųjų. Tai parodysiu mini demo. Įsivaizduokim situaciją. Turiu tam tikrų metų planus, biudžetus darosi iš tikrųjų ir panašiai. Ir iš tų planų padarytas yra, susirinkęs esu mini ataskaitėlė, yra padaryta, sakykime, kur aš galiu atlyginti 25, 26, galiu žiūrėti augo, kilo ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkit, 27 metai, natūralu, planas tuščia yra, viskas dar nesuplanuota ir, kaip tik laikotarpis turbūt ateina, kur jau pradeda įmonės galvoti apie planus ir panašiai. Mūsų tikslas įsidėti čia naujus planus, ne? Tipiškai planavimą daug kas darosi Excel'uose ir panašiai ir galbūt galit, kiekvieni įsivertinti, kiek tai užtrunka apdoroti, galbūt žinot kolegos, kurie tą apdorojimą daro ir taip toliau. Jeigu mes pasiruošiam tas pačias transformacijas ir panašiai su Power BI'um, ką aš turiu padaryti? Nueiti, kur yra mano nauji suplanuoti Excel failai, įsidėti prie visų failų, kuriuos aš jau ir taip buvau skaitęs iš tikrųjų, matot, pridėjau naujus failiukus tiesiog. Ką grįžtu ir padarau, paspaudžiu refresh. Šiek tiek luktelsi, žinoma, reikia. Bet žiūrėkit, paėmė ir atsirado nauji metai. Tai iš principo, vėl, biudžetavimo procesas turbūt daug kas susidūrė, žino, kad tai nėra vienkartinis užkėlimas iš tikrųjų. Kažkas pamatys, kad čia neteisingas skaičius, ne tai, kad neteisingas, bet pasikeistas biudžetas turi atsirasti ir panašiai. Ir jeigu mes tai rankiniu būdu kažkokiu tai darom viską kažkaip tai sudėtingai, pasidaro daug problemų. Jeigu aš turiu, tik pažiūrėsiu, iš kokio čia departamento, Kaune kaip pavyzdys turiu produktų pardavimus 14 000, kažkas sako, ne, žinokit, reikėtų daugiau, ne? Ką man užtektų padaryti?
nueiti, kol nepažiūrėjau dar kažkokio departamento čia. Laisvalaikio prekės, gerai. Žinau, iš kur ta eilutė atkeliauja. Ateinu iš čia, pagrindinių produktų pardavimai, o tas pats 14 000, kurį aš ten mačiau. 14 400. Na ir sakom, gerai, tegul bus čia 16 000. Saugojau, uždariau, grįžtu į Power BI. Ir čia įsivaizduokim koks nors žmogus, kuris seka paskui visus dalykus ir matot, jau čia yra 16 000 iš tikrųjų. Tai vat pasidarius su Power BI, čia vėl aš rodau tik tai pavyzdį, kaip tai veikia planam, bet ką galima pasidaryti, aš kažkada pats kelionę pradėjęs esu labai nuo panašių dalykų, tai būna visokios mėnesinės ataskaitos, mėnesiniai kokį nors, nežinau, tenai telefonų iš suvestinės dar kažkas, kur tau užtenka pasidaryti patį, sakykime, taisyklės, kaip nuskaityti tam tikrus failus ir panašiai. Ir tau užtenka tiesiog tada įsidėti naujus failus, paspausti refresh ir kaip matėt, gana greitai tai vyksta. Ne? Na ir iš esmės, ko mes mokomės, nes čia yra galutinis rezultatas, ką mes gauname. Ne? Ko mes mokomės per šitus mokymus, tai yra kaip pasiruošti, o matot, yra daug įvairiausių žingsnelių, kaip tos žingsnelius padaryti, kodėl juos vienaip ar kitaip reikia daryti, kaip kažkas susijungia, matot, yra kažkokie regionai, departamentai, dar kažkas tai, ne? Kaip šitą visą reikalą pasiruošti, kad mes galėtume finale gauti tą tokį paprastą užtikrovimą, atsinaujinimą ir panašiai. Tai čia tas yra mūsų, sakykime, turbūt pirmoji ta dienos dalis. Jeigu dar ryšius pašnekėti, jos dabar per daug nesigilinsim, bet matot, yra įvairūs ryšiai, ne? Tai vėl mes juos pradedam suprasti, kodėl jie vienaip ar kitaip yra. Kartais juos reikės vis tiek rankom padaryti, net ir jūs gali suklysti interpretuodamas pačius duomenis, ne? Tai turim tokį bent jau minimalų suvokimą turėti, kaip tie ryšiai dėliojasi iš tikrųjų. Na ir paskui yra skaičiavimai, kur, sakykime, vieną kitą skaičiavimą galiu parodyti, kaip pavyzdys. Zoominsim šiek tiek. Tarkim, turim kažkokią tokią formulę ir panašiai. Iki šiol tai turbūt kokie metai atgal ir panašiai, dėja visas šitos formulės ir sakyta reikėdavo mokėti mintinai. Ne? Dabar tas formulės gali padėti rašyti kopilotas. Šiek tiek vėliau pavyzdį turėsim įrašiuką, čia negaiš laiko, ne? Kopilotas, jūs galite išsimesti, turbūt, aišku, jeigu sudėtingiau žiūrėti, ne? Galima išsimesti į visokius Cloud'e, ChatGPT ir kitokius įrankius, ne? Kurie, suprasdami modelį, gali iš esmės jum sukurti tų mežų ne tik tai vieną, bet ir daugiau. Esminis momentas, ką reikia žinoti, sakykime, kaip verslo žmogui, kuris nėra profesionalas, tai daugiau mažiau, o ką šitas reiškia mygtukas, ką aš su juo galiu daryti, kaip jį, sakykime, įsikopijuoti ir, ką suspausti, kai tau duoda atsakymą koks nors, sakykime, tas pats ChatGPT ir taip toliau. Ką su tuo paskui nuveikti, kaip įdėti ir kaip pažiūrėti, ar yra klaidų ar nėra iš tikrųjų. Na ir, sakykime, kaip patestuoti pačius paskui duomenis, ne? Tai principas pirmos dienos yra daugiau mažiau toksai. Jeigu kas nors klausimų dabar turėtumėt, tai galėtumėt užduoti. Nėra turbūt, ne? Tai trumpai, irgi, kokius uždavinukus turim tokių mini pratimėlių, ne, kur tam tikrus konceptualius dalykus, kaip tik ir pasimokom, kaip juos, sakykime, rankom parašyti, kad familiarumas būtų iš esmės, kaip tas mechanizmas veikia. Ne? Ir suprantam šitoj vietoj, kad dažniausiai turbūt normalus dalykas, pradėti su AI yra labai gerai iš tikrųjų. Ne? Tiesiog, žinoma, įvairių, kaip ir turbūt jau susidūrę esate, ne iš pirmo karto gali pasisekti. Tai svarbu tiesiog suprasti, kur pagrindiniai principai yra, kad vėliau galima būtų, sakykime, kažkiek ir perskaityti, ką tas AI jums pasiūlė ir panašiai. Taip, antra diena, iš tikrųjų, antra diena skirta yra, sakykime, jeigu pirma diena yra to tokio pagrindo, techninio pasiruošimas, kaip mes galim gauti, sakykime, patį
duomenų naujinimą, tą tokį lengvą ir panašiai. Antra diena yra, o kaip vizualizuoti gražiai, kaip išnaudoti tam tikras funkcijas, sakykime, netgi tą patį AI padaryti ataskaitas, tam tikras, gražias, negražias jau skonio turbūt reikalas, ir tuo pačiu gauti tam tikras įžvalgas iš to paties AI, kad ne pats ieškotum kažkokių tai dalykų, kurie galbūt, sakykime, iškryptų iš normų ir taip toliau, bet kad būtų AI, kuris galėtų jums tos klausimus atsakinėti. Pavyzdžiui, kiek buvo vakar pardavimų ir AI galėtų atsakyti ir panašiai. Ir žinoma, kaip tą paruošti, sakykime, galbūt, kad jis tiksliau atsakinėtų iš tikrųjų tos klausimus, iš tikrųjų, nes tai ir galima paruošti. Tai bendraja prasme, kūrėm kažkokią, įsivaizduokim tokią ataskaitą, kad, sakykime, galėtume, AI pasakyti tam tikrą kontekstą ir kažką panašaus, kad galėtų sukurti, ne? Ko AI dažniausiai jums turbūt nepataikys, tai nepataikys idealiai, kur jūs norit, kad būtų kokia nors vizualizacija, kokio tipo vizualizacijos ir panašiai. Tai tam mes iš principo išmokstam ir pačius principus, kaip vizualizacijos veikia Power BI, kad jūs galėtumėt rankom pasimodifikuoti, ką AI, sakykime, jums neteisingai padaro. Galbūt spalvą pasikeisti, galbūt vizualizacijos tipą pasikeisti, galbūt įdėti kitą fieldą ir panašiai. Nes turbūt esate pastebėję, kad kartais išsipykti su AI yra, ilgiau užtrunka negu kažkiek tai žinant paimti kelis mygtukus paspausti, ne? Bet pagrindą AI daro visai neblogai iš tikrųjų. Tai šitos dalis, kur tai yra, kaip vizualizuoti su Copilotu, kaip paskui pasidalinti, eksportuoti, tokius dalykus mes einam per, sakykime, tokį užduočių aplamai principus ir susižiūrim praktiškai, kaip tuos dalykus padaryti. Tai vienas iš pavyzdžių yra, kaip Copilotas, čia aišku įrašas yra padarytas, paleisiu, kaip Copilotas gali, įsivaizduokim, parašymą tokį promptą iš tikrųjų, ką aš noriu sudėti, kurioje vietoje kas turi būti, sakykime, mes įsivaizduojam, bet įsivaizduokim visiškai nežinom, pirmą kartą matom Power BI, nežinom, kaip tai sudėlioti, ne? Bet turim suvokimą, kaip mes norėtume, kad būtų, ne? Ir pastebėkim, jisai po truputį pradeda dėlioti tas vizualizacijas. Žiūrėkit, ir jums sudėliotas yra puslapis, filtrai įdėti ir, sakykime, tam tikri rodikliai. Dabar, jeigu man tas ne visada patinka taip, kaip aš norėčiau, galbūt šitą perstum norėčiau kažkur arčiau ir taip toliau, čia atsiranda tie tokie mini žinios, kurių jums gali prireikti, kad pamodifikuoti tos rezultatus, kurios padaro Copilotas, ne? Copilotas Power BI vėl atskiras šiek tiek yra topikas, jisai yra specifiškai apmokestinamas, tai šitą irgi padiskutuojam mokymų metu, kaip jūs galit išnaudoti, sakykime, įmonėje efektyviausiai, galbūt ne visiems netgi to reikia iš tikrųjų, kaip įjungti, išjungti ir panašiai. Tai šita dalis tokia irgi aktuali, kuri gali liesti ir IT iš esmės, bet reikia šiek tiek žinoti, kas tai yra ir su ko tai valgoma, ne? Taip, čia iš naujo sukasi. Kaip pasišėrinti ataskaitom su kolegom, tai irgi šita dalis jau yra, sakykime, jeigu mes modelį darom daugiau desktop'e, Power BI desktop irgi visi turi, jį nemokamai gali turėti, ne? Tai kai mes pradedam kalbėti, kad mes norim dalintis, atsiranda tam tikri dalykai kaip licencijavimas ir panašiai, bet pasižiūrim tam tikrus paprastus principus, kaip tą galima daryti, ne? Ir kadangi mes daugiau šnekam, kad čia bus verslo žmonės tose mokymuose, galbūt nebus tiek jau IT žinių ir galbūt tie žmonės neturės dažniausiai teisių savo įmonėse visko padaryti, ne? Tai ko mes nesigilinam pernelyg stipriai visokias ten saugas ir panašiai, ne? Mes orientuojamės labiau, ką reikia žinoti man kaip verslo žmogui, ne? Kad aš galėčiau dialogą pavystyti su atsakingai žmonėm, ten ar bus IT, ar kažkokia tai analitikų komanda, kaip tą ataskaitą, pavyzdžiui, kažkokią tai gerą padariau, kaip ją atiduoti į organizaciją, kad organizacija, tarkim, perimtų, padarytų refreshus visokius, galbūt prijungtų prie tiesioginių kažkokių duomenų šaltinių ir panašiai. Tai kaip vystyti iš principo tą dialogą su IT, kaip reikėtų suprasti ir panašiai. Čia priklauso nuo
turbūt dalyvių komandos galima ir giliau paeiti, galima paviršutiniškai labiau prieiti ir panašiai. Na, yra duomenų, aišku, eksportai. Sakykime, Power BI, aišku, geras dalykas, ne, bet nori kai kurie žmonės vis tiek ir to Excelio. Tai yra paprasti būdai, kurie gali tiesiog negyvus duomenis išeksportuoti, bet yra ir, kaip sakyti, kiti būdai, labiau advanced, o čia vienas iš paprastų būdų pademonstruotas buvo, bet kiti būdai yra labiau advanced, kur, sakykime, mes galime pačius duomenis gyvai prisijungti prie Power BI-us, daryti, sakykime, pivotus Excel'yje, galima, sakykime, kad ir lenteles išsitraukti, kurios atsinaujintų ir panašiai. Tai va šitas dalis, na, daugam būna pakankamai aktualu, kas dirba su duomenim, tai va tokius dalykus irgi pasižiūrim. Ir šitie dalykai įmanomi būtent tik tai Power BI, na, servise, Power BI toje webinėje aplinkoje. Na ir dabar įsivaizduokime vėlgi kitas scenarius, ne, kad į Excelį galim išeksportuoti, bet kas jeigu mes norim paklausinėti duomenų, va turim standartinės ataskaitas, kurias galbūt kažkas paruošė ir panašiai, bet nėra visų atsakymų, turbūt neįmanoma paruošti absoliučiai visus atsakymus, ne? Tai Copilotas tarnauja ne tik tai kaip kūrimo įrankis, ne, bet jis gali tarnauti kaip ir atsakinėjimo įrankis, ne, gali net ne pačiam Power BI būti, bet kur nors Teamsuose gali paklausti ir taip toliau. Ir va, kaip matot, pavyzdėlis yra, jisai gali atsakinėti, na, iš duomenų. Ką pasižiūrim, jeigu tas būna aktualu iš tikrųjų, na, su grupė galima pasidarinti kiekvieną kartą, ne, bet pasižiūrim ir kaip jam labiau pasakyti, kad jeigu tavęs klauso apie, nu, kokį nors įmonėje vartojamą žodį, bet kuris nėra taip parašytas modelį, kaip tau nepasimesti, nu, kaip AI, ne, ir atsakinėti į tam tikrus klausimus, kaip pavyzdys, nu, koks nors EBITDA, ne. Pas mus nėra EBITos galbūt suskaičiuotos, ne, bet ten, sakykime, formulę žinant, aš galiu aprašyti, kad EBITDA bus 1 plus kitas plus 3 ir panašiai, ne. Tai va tokius dalykus mes galim pamokinti AI, kad jisai atsakinėtų, na, teisingai į tam tikrus klausimus, kuriuos žinom, kad, na, potencialiai galima uždavinėti. Tai va, tai čia irgi būdas, kaip, vėl pasižiūrim, kaip AI išnaudoti, sakykime, netgi ne į ataskaitą žiūrint, bet klausinėjant tiesiog žodžiu. Na ir, sakykime, turbūt, vat, kas irgi svarbus dalykas ir ką visai vertina dalyviai, tai pamokom tokių, nežinau kaip pavadinti, triksų, tipsų iš tikrųjų, kaip galima tam tikrus dalykus padaryti, va, kaip čia parodom mini savitarną, kaip galima pasidaryti, kur aš galiu prisitaikyti. Ir, vat, pavyzdžiui, šito, kad ir kaip klaustum ten AI-us, kol kas labai, nu, turi būti specifiškas, kaip nori padaryti, kad jisai čia bent į tą pusę padarytų pats, ne? Bet šitokį vat variantą, ką dabar parodom, iš tikrųjų, kad filmukas sukasi, ne, tai jį nėra sunku pasidaryti iš tikrųjų. Ir kaip mato, toksai vat geras dalykas, kad dar su bookmarkais susijungus aš galiu turėti viename lange, iš principo, na, daug labai ataskaitų, ne, įvairiais pjūviais ir viskuo iš tikrųjų. Tai šitoks vat variantas, ką, na, vėl pramokstam tai, ką sunku replikuoti su AI, bent jau šiai dienai, ne. Čia, kaip žinoma, viskas vystosi, tai šiandien sunku, galbūt rytoj nebus taip sunku. Tai va, tai čia yra tokie tipsai ir triksai, kaip mes galim kažkokį tai va dalyką padaryti. Na ir toks va pabaigai, kas irgi būna visiems įdomu. Tai čia, jeigu matote, yra ataskaita įdėta iš tikrųjų, bet jeigu pastebėsit, aš PowerPoint esu ir matote, jinai veikia PowerPoint'ą, kaip tai būtų Power BI desktop'e, ne? Tai natūralu į PowerPoint'ą dėti pačią ataskaitą, kaip aš čia dabar darau, ne? Gal nėra tiek jau daug prasmės, ne? Bet kur yra prasmė ir ką, nu, kai kurie klientai tikrai žinau daro, tai kaip pavyzdys pasidaryti PowerPoint'us, kuriuose, matot, aš galiu įrašyti rankiniu būdu tam tikras, na, išvadas, ne? Bet pačiam PowerPoint'e turėti, matot, vizualizacija yra tiesiai iš Power BI'us, ne? Na ir, sakykime, įsivaizduokim situaciją. Atėjo naujas menu, ne? Mano reikia pasikeisti filtrą, ką aš padarau. 4.5, gal žaidžiau pažymėtas buvo. Tarkim, 6 mėnesį užsidedu, suskleidžiu filtrų panelę. Ir galiu vėl painterpretuotos duomenis parašyti pats,
nušokau, parašyti pats kažkokią tai išvadą iš tikrųjų, arba vėlgi galiu, jeigu PowerPoint'e turiu kopilotą, galiu kopilotą paprašyti, kad painterpretuok pačius duomenis, surašyk naujas išvadas, ne? Tai vat integracija į PowerPoint'ą gana naujas santykinai dalykas ir daugam aktualus teoriškai, bet ne visi žino net, kad jisai yra ir kaip, sakykime, tokį maždaug dalyką padaryti. Kitoks variantas irgi su tuo pačiu funkcionalumu, kur aš galiu irgi tam tikrus, šiek tiek nušokau, tam tikrus filtrus pasikeisti ir gauti, kai matot, skaičiai keičiasi iš tikrųjų. Tai šitas momentas yra, sakau, kai kuriuose įmonėse labai puikiai veikia. Jeigu aš netgi noriu pasišėrinti ir panašiai, leidžia tokį dalyką padaryti, kad aš galiu, čia vietoje. Live date, va čia ten paspaudžiu. Snapshotą galiu, kai dabar šėrinu negaliu, turiu editinėme būti, bet aš galiu padaryti snapshotą iš principo, kur jisai užsirakina, iš esmės ir nebūna live data, o, sakykime, būna, kaip nuotraukėlė. Ja, bet čia, kai šėrinu, nelabai išeina tą padaryti. Tai va, tai šita vieta, kas yra vėlgi aktualu ir tokie tipsai, triksai, kurių, vėl reikia žinoti juos, reikia, tiesiog nėra nieko sudėtingo, bet gana naudinga tam tikrose scenariuose iš tikrųjų, ne? Tai principė mes praėjom per tokį supratimą, kur ir ką mes per šitus mokymus mokomės, ne? Tai čia, kaip suprantat, nėra nei Python'o, nei dar kažkokių tai sudėtingų dalykų iš tikrųjų, dėl to ir orientuota į verslo žmonės. Artimiausi mokymai dabar į grupę, kurią renkam iš tikrųjų, tai rugpjūčio 4-5 dieną, kaina asmeniui 400, jeigu iš įmonės ateina keli asmenys, taikom nuolaidą iš tikrųjų. Na ir galbūt kažkas, kas dalyvaujat, esate iš didesnių įmonių ir sako, mums reikėtų dar daugiau žmonių iš tikrųjų. Tai tokiu atveju galit kreiptis ir mes darom ir įmonėm. Tai būna atskira kainodara iš tikrųjų. Galim atvažiuoti į įmonę, daryti jūsų patalpose iš principo, jeigu savo patalpų neturit, galima kažkur tai pas mus daryti, ne? Bet iš esmės gali būti tai visiškai jūsų įmoniai, kaip sakyti, dedikuoti dalykai. QR kodas, paskui pasidalinsim, žinoma, nuorodom ir atskirai, bet QR kodas veda į registraciją, jeigu prireiktų, ne? Sakykim, tas grupės mes naujienlaiškiuose vis parašom, kada koks būna. Jeigu norėtumėt tos įmonės grinai dedikuotos mokymų sesijos, tai galit parašyti arba man, arba Vasarį. Vasarė turbūt yra, gali Vasarį rašyti į chatą e-mailą iš tikrųjų, kuriuo kreiptis ir tada susiderinam tas detalės iš tikrųjų. Tai pagrindų mokymai iš principo tokie yra. Ką kito turim, tai yra Power BI mokymai pažengusiems. Tai orientuoti vis dar į Power BI-aus, sakykime, modelių tokius darytojus iš tikrųjų, kurie galbūt nelenda tenai į tą duomenų inžineriją visokią ir panašiai, bet nori šiek tiek advanced labiau tokių dalykų, kaip su Q, ten kaip nors įdomiai susižaisti ir panašiai, sudėtingesnius measures padaryti, kaip juos debuginti, optimizuoti ir panašiai. Tai šitie mokymai yra orientuoti į tai. O Fabric mokymai yra labiau orientuoti į, sakykime, galbūt tokį, nežinau, kabutėse IT aš pavadinsiu, nes nebūtinai IT užsiema visa analitikos, kaip sakyti, platforma, ne? Nes Fabrikas yra analitikos platforma, kuri apima tiek duomenų inžineriją, tiek pats Power BI yra tom pačiam Fabrike ir šiuose mokymuose žiūrim bendraja prasme, kaip paimti efektyviausiai duomenis, susidėti, sakykime, ten toks būna medalionų schema iš principo, bronza, silveris, goldas, kaip tos duomenis transformuoti, kurie dalykai efektyviausiai veikia, vėlgi kaip tas pats AI ten gali atsirasti, kaip mes galim daryti AI paruoštus tos vadinamus agentus, kad atsirastų tas vadinamas ir, dabar yra Fabric IQ susikūrė ir panašiai. Tai sudėtingesni gerokai dalykai skirti profesionalam iš principo, nebe verslo žmonėm iš tikrųjų, bet štai jie tokie dedikuoti ir yra. Iš tikrųjų. Ir darom daugiau įmonėse negu grupėse, bet grupė, jeigu rinksim, tai naujienlaiškiuose bus matyti. Gausite.
Tai trumpai, tikiuosi, spėjau prabėgti viską ir galim dabar pasižiūrėti, kokie klausimai, jeigu būtų. Klausimus, jeigu ką, gali tiesiai atsimutinti ir klausti gyvai. Dėl to darėm tokį formatą, kad galėtumėt. Ar būtų kam nors klausimų? Gal aš turėčiau, tarkim, čia gražiai, Audra iš Ambergredo. Taip, Audra. Kamera. Tai, o tarkim, gerai, čia tie pradmenų veikimai su Copilot viską, bet kad šitą daryti, tai žmonės turėtų būti gerai parašyti duomenys, ar ne? Tai čia iš pažengusios srities. Ir ar daro tokius, tarkim, mini projektus, kad tiesiog kažkokius pilotinius duomenų paruošimai, kurie tiktų šitas, kad jau naudoja ir pažangiai tie verslo žmonės gali taip, sakykime, naudotis tais duomenimis išmaniai. Nes susiduriam su problema, kad, ta prasme, vis tiek, kad jis gerai būtų, tai turi būti geri duomenys, gerai parašti ir sudėti į tą patį fabriką ir ten jie turi būti patikimi, išvalyti ir visą kitą. Šitie dalykai tokie skaudesni pasidaro šitoj. Jo, tai čia būtent, verslo žmonės dažniausiai turbūt patys nesugebės paruošti to viso išvalymo, taip jau, jeigu mes kalbame apie tokius didesnius duomenis, ne? Jeigu verslo žmogus turi Excelį, tenai kažkokį CSV failiuką ir taip toliau, turbūt šitie mokymai būtent į tai orientuoti, ne? Tai, ką jūs sakot, būtų tie fabrik mokymai, ne? Kur mes galim netgi, jeigu įmonės viduje darom, tai iš principo netgi galima ir tos topikus labiau susisiaurinti, kas būtent aktualu, bet iš principo netgi AI, tai mes ir turim paruošti tam tikrą, sakykime, tokiu lygiu tos duomenis, ir uždėti, dabar toks naujas terminas yra, tokią vadinamą ontologiją sukurti, kur aprašytume AI ant tų fizinio duomenų, ką jisai reiškia tas fizinis duomuo verslo kalba, kad kai mes chatinam, naudojam verslo terminus ir jisai interpretuotų, kad gerai, tai tu paklausai apie pardavimus, pardavimai atsakingi, šitas stulpelis yra atsakingas už pardavimus, aš iš šito stulpelio, šito mežuro, atsakinėsiu iš principo, tai tos ontologijos ir panašiai, kuriasi ant viršaus tam tų semantinių modelių iš principo ir panašiai, kitoks reikalas. Tai, trumpai atsakant, tai fabriko mokymai tie dedikuoti profesionalam yra, apie ką čia reikėtų šnekėti. Verslo žmonėm, manau, kad tas, vėl tas verslo žmogus turbūt verslo žmogui nelygus, bet tipiškai tai, sakykime, čia tokie jau, sakyčiau, labiau profesionalumą linkę žmonės turėtų būti, kur dedikuotai turi žiūrėti tuos duomenis, suprasti, kas yra nešvarus duomuo, kas yra švarus. Vėl dažniausiai jau reikės turbūt šiek tiek Pythono supratimo, vėl su jam daug ką galima padaryti, bet jeigu tau duoda kodą ir tu nežinai, ką jis daro, tiesiog vykdai, nebūtų irgi labai geras approachas, iš tikrųjų. Tai ten to kodo daugiau atsiranda iš tikrųjų. Tai šičia, ką mes žiūrim, iš principo kodo tokio kaip ir nėra, šituose mokymuose. Vėliau mes, žinoma, darysim tos pristatymus kažkada, kai artės, gal link rudenio labiau, ir apie fabrik mokymus, ir apie tos pažengusių. Tai vėlgi pakviesim, galbūt daugiau galima bus pašnekėti, bet šiandienos, kadangi artimesni mokymai šitie, tai daugiau šitą temą buvo. Ačiū. Prašau. Sveiki, Adai. Kur aš klaidingai supratau, kur demonstravot šiandien pačioj pradžioj, tai jūs kalbėjot, kad šiek tiek bus kažkas liečiama apie būtent duomenų pasiruošimą, sutvarkymą, ar ne? Taip, visiškai teisingai, bet čia turėkite omeny, kad tai nėra tie enterprisiniai duomenys, kur iš SQL visokių suvažiuoja, įsivaizduokim, iš kokių, 5 šaltinių, juos reikia visus sujungti ir tie šaltiniai, žinot, po milijonus ten įrašų ir panašiai. Ką mes dabar šnekam daugiau, tai čia turbūt tas klausimų netiek svarbu, vėl, kad šiek tiek... Mano ekranas matos vis dar, ne? Taip.
Tai va, žiūrėkit, matot, tai yra Exceliai, ne? Tie Exceliai nėra super dideli, na, galim turėti ir didesnius tos Excelius, ne? Bet tai vis tiek suvokiama yra, nu, kiekvienam, na, žmogui tiesiog, kas yra Excelis, ne? Kaip jisai padedamas, ten SharePoint, ne SharePoint, nu, tokie materijos, kurias aš galiu labai lengvai suprasti ir darbe aš jas dažniausiai naudoju, ne? Ką Audronė turbūt klausė, na, ir su Audronė šiaip pažįstame esame, ne? Tai lygis būna kitas, kai mes iš SQL visokiausių turim trauktus duomenis, sauga visokiai įsivelia ir panašiai ir panašiai. Tai va tas lygis jau yra aukštesnis, šitam lygyje tai jūs teisingai sakot, darom ir išvalymą ir panašiai, bet, nu, sakykim, paprastesni patys duomenys iš tikrųjų. Supratau, dėkui. Ir tų vat, Power Query iš esmės tuose didesniuose sprendimuose jau labai retai kada naudojam iš esmės. Tai yra, nu, vat, būtent tokiem savarankiškam darbui iš esmės, kai norim kažką greit padaryti ir panašiai. Tai va. Tikiuosi pavyko atsakyti klausimą, ne? Taip, pavyko, aš tik norėjau užsiakcentuoti, nes supratau, kad šitie mokymai, kaip sakėt, verslo žmonėm, paprastesniem, ne tiek giliai šios srities specialistams, tai dėl to galvoju, užsifiksuosiu, ar tikrai bus, nes ir ta pati problema, kaip Audronė sakė, yra, kad ir tuose pačiuose Exceliuose, nes juos pildome ne patys, imam, tarkim, iš savo kolegų, iš dar kažko, tai vat juos irgi masiniu būdu sutvarkyti, automatizuotų, tai irgi yra tikslas. Jo, tai Excelį tikriausiai manoma iš tų mokymų, na vėl, turbūt mes ką praeinam, tai tikrai nebus 100% visos situacijos, ne? Bet iš principo metodą susižiūrim, o kaip dabar su savarankiškais duomenim. Gal nepaminėjau, bet norim tokią naujovę įvesti, kad žmonės galėtų anonimizavę atsinešti savo tokius, na, žinot, išsivalyti ten duomenis, netikrus pasidaryti, bet savo tam tikrus Excelius ir, pavyzdžiui, kad galėtume užvesti ant kelio, kaip savo projektą reikėtų, na, įgyventi, ne? Kad būtų tokia natūralesnė ta praktika iš tikrųjų. Tai tik žadėjau klausti, ar mokymų metu tik tai vat, yra teikiama medžiaga, ar iš tikrųjų vat, ir kažkokį praktinį modelį sprendžiamės, kur ir sprendimosi metu ir įgyjamas tas kompetencijas iš karto. Tai vat, norim šitą padaryti, pažiūrėti, nu, tiesiog kartais noras geras būna, bet nelabai kažkas atsineša ten tuos. Tai sakyt galim taip, jeigu žmonės norės dalyvauti su savo problematika, šitoje vietoje galės dirbti tas praktinės užduotis daryti ant savo duomenų iš principo. Jeigu, na, tiesiog neturės, nebus pasiruošę ir panašiai, turim savo pavyzdžius, ant kurių irgi galima daryti. Ir dar, įsivaizduoju, gal pražiūrėjau, kiek maždaug grupė dalyvių būna, jeigu daryti praktinius? Jo, nepasakiau iš tikrųjų. Tai tipiškai stengiamės iki 10-12, daugiau, na, nebūna iš tikrųjų. Jeigu įmonės viduje darom, tai, nu, įmonės viduje šiek tiek laisviau žiūrim iš esmės. Nu, pati įmonė ten būna, kad kartais ir 15 ir 20 yra, tai natūralu, kuo didesnė grupė, tuo daugiau to tokio šiek tiek šurmulio ir panašiai. Bet optimali kažkur apie 10-12 žmonių. Turėtų būti produktyvus mokymai. Taip. Na ir jie čia, aš nežinau, gal akcentų nelabai uždėjau, labai praktiniai, ne? Tai pastoviai kažką tai darom su kompiuteris ir panašiai. Tai tokie ir intensyvūs ir labai praktiniai. Taip, tai gal turi kilo klausimų kažkam daugiau. Jeigu kartais, palačiate kažkas rašytų, jeigu netyčia su mikrofonais ar kuo turit klausimų, tai galite į chatą įrašyti, irgi pamatysim. Aš gal trumpą tokį klausimėlį dėl Copiloto licenzijų. Čia mes šiaip naudojam premium per user licenzijas įmoniai, tai kaip suprantu, Copilotas nėra galimas, kol neturim fabriko to premium capacity. Ką mokinamės, tik tai nežinau, ar verslo tas žmogus galbūt nebūtinai jisai galės įjungti, ne? Bet kaip mes klientam padedam padaryti pačio Copiloto, matot, kai jūs šitaip naudojate, ne, jums nereikia dažniausiai ištisą parą, ne?
tai parodom modelį, kaip galima būtų įjungti, išjungti jį ir panaudoti tada, kada reikia. Ne? Nes, fabriko resursas, jeigu jau suprantu, susipažinę šiek tiek esate, ne, tai jisai kainuoja tada, kada yra įjungtas iš principo, ne? Ir Copilotui gali specifinį tokį dedikuotą padaryti, apriboti tam tikrus vartotojus ir įjunginėti, išjunginėti pagal poreikį. Ne? Pavyzdžiui, tas poreikis gali būti visiškai rankiniu būdu žmogus, kuris nori kažką padaryti įsijungia, arba galima schedulą uždėti, ne, kad tam tikrą momentą įsijungia tarkim darbo metu ir paskui po darbo išsijungia iš tikrųjų. Tai vat tam tikrus, sakykime, tokius panašius dalykus jau kai kurie klientai pakankamai sėkmingai naudoja. Ir kaina, tada, čia vėl viską į kainą turbūt žiūrima, tas toks darimas, tai gali pakankamai mažais piniginiais resursais turėti tą Copilotą. Jeigu, tarkim, 24 valandas įjungtas būna, tai gali kainuoti 500 eurų per mėnesį, bet va šitaip išjunginėjant, gali būti, kad ir kokią, 20-30 eurų per mėnesį tiesiog tą kainuos. Tai vis tiek, aišku, čia priklauso nuo tiek, kiek kolegų naudosis ir kokiais kiekiais ir kokio dydžio tos užklausos bus. Taip, jums tokio resurso reikės, bet pradžiai, kaip vėl, čia, vėl, gal biškai nukrypstu nuo šitos temos konkrečios, ne, bet bendraja prasme, daug kas sako, įjungim Copilotą, jisai jau gerai veiks, ne, tai, sakyčiau, reikėtų įsijungti kažkokiai, interesantų grupeliai ir pažiūrėti, kaip ant nieko netvarkius, kaip jis atsakinėja, ne. Dažniausiai tai bus toksai 50-50, ne, kad kažkokius klausimus gerai atsakys, kažkokius labai nuvažiuos ne į temą, ne. Tai tada atsiranda tas momentas, kad žinodami, kokia ta situacija yra, mes galim pradėti galvoti, o ko aš iš principo norėčiau, kad jisai man atsakinėtų iš tikrųjų, vadovam galbūt jau tas įdomu būtų, kaip vieną klientą turim, kuris sako, kai mėnesis užsidaro, aš norėčiau tokį kaip ir PDF-ą gauti, kad sureziumuotų, kokios buvo pajamos, kiek pakilo, kiek nuo biudžeto atsiliko ir taip toliau, tokį rašinėlį, kad parašytų, ne? Tai tu iš principo gali netgi taip sudėlioti, kad jisai įsijungtų tam parašymui, sutvarkytų viską ir išjungtų. Bet kad parašytų teisingai, turi paruošti jam, sakykime, kad jisai suprastų, apie ką jisai turi atsakinėti, kad nenugribautų, tarkim, nei tą rodiklį, kurį turėtų naudoti, ne? Bet šitus dalykus reikia tada labiau tos vadinamas taisyklės jam prašyti. Bet čia toks jau šitą scenarijų, kur šneku vėl labiau turbūt ne verslo žmonės pilnai daro, bet turbūt kolaboruojasi kažkiek tai verslas su tuo IT arba analitikos skyriais. Tai tikiuosi pavyko atsakyti klausimą? Jo, pavyko, ačiū. Prašau. Ar turim dar klausimų? Sveiki, aš turiu. Sveiki. Mes, pavyzdžiui, tą fabriką neplanuojam turėti. Turim visi pro licencijas, dirbtinį intelektą turim savo. Su Pythonu ir panašiai gal galima sujungti analogiškai kaip ir šičia padaryta Power BI. Galima. Mes per šituos mokymus į tiek giliai nelendam, nes čia vėl šiek tiek atsiriša toksai klausimas, kur ne visi verslo žmonės į tą turbūt norėtų lysti. Bet idėjiškai, galvoju, pademonstruoti dabar čia nelabai gal turiu kitoje aplinkoje šiek tiek, bet iš esmės galima prie Power BI-aus modelio ir ataskaitų prisijungti su tokiu vadinamu bridžu, dabar net specifinį pavadinimą Microsoftas padarė, bet iš principo prie jo vidurių iš esmės, ne? Pavyzdžiui, per Visual Studio Code, per kitus įrankius ir panašiai. Ir tada AI-us jūsų modelį gali matyti ir, pavyzdžiui, jūs fabriko nenaudojate, bet norit, kad jisai jums paruoštų, tarkim, naujus vizualizacijas, modelį sutvarkytų ir panašiai. Vadinami tokie MCP yra, kaip kontekstą suprasti jam reikia iš tikrųjų. Ir tokiu atveju galit su kitu AI-us provideriu iš principo kūrimo tos darbus daryti, ne?
tai nėra toks jau super paprastas veiksmas, kad verslo žmogus, tas, kuris dirba su Excel'ais, tą darytų, bet jeigu toks yra advanced, tai šičia mes tokius dalykus vėlgi galima padaryti specifiškai, labiau čia iš tų pažengusių mokymų būtų vienas iš topikų, ne? Bet jeigu domino tik tai specifinis topikas, galima to topiko ribose, nežinau, jeigu ypatingai įmonės viduje, tai galima susispecializuoti tam tikrus topikus, padaryti, nežinau, pusdienio mokymus arba dienos ir panašiai. Tai galimybės yra, tiesiog jos nėra tokios, kaip čia pasakyti, vartotojui paprastos, kad 1-2 mygtukus paspaudė ir tu tą turi, ne? Copilotas taip veikia, kad paspaudė Copilot ir tu su juo šnekėsi, ne? Bet kitos priemonės yra šiek tiek tokios vis tiek labiau per kodinę tą prizmę einančios. Supratau, ačiū. Pavyko atsakyti, gerai, prašau. Ar turim dar klausimų? Nesigirdi ir nesimato čiate. Tai jeigu klausimų daugiau nėra, tai padėkosiu visiems už skirtą laiką. Jeigu atsirastų ateityje klausimų, tai kontaktai yra tiek mano, tiek Vasarės. Galite drąsiai rašyti, pabandysim atsakyti. Ir, vėl tos tokios tipinės programas paminėjau ir kitas, bet, turit specifinį poreikį, duokit žinot, dažniausiai, manau, galim būdą kaip ir specifiškai kažką tai jum paruošti individualiai. Tai dėkui tada už laiką ir Labai ačiū Jums. šiam kartui tiek. Ačiū. Ačiū. Viso gero. Ačiū. Dėkui visų. Jo. Ačiū, viso gero.